Sveiki, su jumis Airiscraft ir šiandien naujas epizodas. Tai va, žaidžiu MCCraft privačiam serveryje, FeedTheBeast. Tai va, ir matot, aš esu naujos namuose. Tai va, kodėl kyla klausimas, aš esu juose? Todėl, kad mes su Ignu pilnai nusprendėme, kad mums reikia atskirai gyventi ir tiesiog gyventi atskirai ir viską patiem manual darytis, kasnėtis ir panašiai. Tiesiog, nes dviese yra ne taip įdomu, bet įdomu gyventi, bet tiesiog mes nusprendėm, kad reikia po vieną gyventi ir viskas. Tai va, dabar einu prie kito klausimo, manau, kuris jums gali iškilti, tai iš kur pas mane tiek daug irono ir visokių kitų daiktų. Tai va, dar čia deimantų turiu. Jiem nelaikėm ir sakom, laisvas kelias, tau spręst, tu gali išeiti ir mums tipo neįdomu. Tai va, ir ką dar čia jums pasakyti, tai va, kiti galvos, kodėl čia tiek daug visokių skilių ir panašiai. Tai yra toksai šitam atpekė Portal Gunas ir Ignas, aš jį turėjau ir Ignui padaviau tipo Portal Guną savo ir sako, nu davai patestuojam, ir jis padėjo vieną portalą prie mano namų, o kitą portalą numetė į menulį. Ir tipo tas dalykas traukia iš, tarkim, mano padėto, tarkim, čia yra portalas padėtas ir traukia visus blokus į menulį. Tai mano buvo namas gan daug apdestrointas, bet su laiku viskas sutvarkiau ir viskas tapo savo ir viskas įvažiavo į savo vėžes. Tai va. Tai va. Ir iš tikrųjų, negalvokit, kad aš prisičinau, aš viską manual susirinkau ir tai va. Tai va. Ir iš tikrųjų, šiame epizode, tai manau, labai daug pasakysiu informacijos ir tiek, o kitame epizode jau bus padaryta mano automatinė medžių ferma, bus padaryta mano dar kitai sistemai itemai paruošti, kurią darysim per kitą epizodą. Tai va, ir iš tikrųjų norėčiau padėkoti už 60 su viršum subscriberių, esu labai nudžiugęs. Tikrai noriu padėkoti jums, ačiū labai jums už palaikymą. Tiesiog esu apstulbęs per mėnesį, surinkau 60 subscriberių, tai man yra iš tikrųjų didelis skaičius. Tai va, labai ačiū jums. Ir va, gerai, man rodos, čia tipo jau viską, ką mes turėjom, ką reikėjo iškepti. Ok. Tai va, čia dar deimantų prisirinkau, nes iš tikrųjų buvo labai daug. Tai va. Ir va, dar čia va turėjau užsilikusių itemų nuo tada, kai krauščiausi, man rodos, iš senų namų į šitus namus. Tai va, kraustymas jis tikrai neilgas buvo, ten nelabai daug itemų, bet vis tiek. Žinot, man kiekvienas itemas yra svarbus, nes aš itemų nepalieku. Man visi itemai yra svarbus, man jų reikia. Nes aš žinau, kur juos panaudot, kur juos įkišti ir panašiai. Tai va, žodžiu, čia įsidedam viską, kas naudinga mum. Jo. Galim biškį užvalgyti ir tai va, kaip matote, čia yra mano 7/4, tipo 7 po 4 cobblestone'ai. Tai va, pasimkim dar cobblestone ir galim dar įdėti. Tai va, turim biškį daugiau. Galim čia įdėti šitą, o čia viską susirinkti. Tai va, iš tikrųjų labai gerai pasikasinėjau. Ir nepamirškite užsukti į mano Facebook puslapį, paspausti like. Tenais pamatysit greičiausiai visas naujienas, kurias būsiu aš paruošęs jums. Tai va, ir noriu dar pasakyti vieną dalyką, kad dar greitų metų atsiras mano nauji epizodai, tai kol kas nenoriu viešinti kokie,
bet jie atsiras, tai vat kol kas noriu tai palikti tokią kaip ir intrigėlę, bet žinokit, kad greitų metų jau atsirasti epizodai, tai vat. Jap. Tai kaip minėjau, už kadro pasidarysiu automatinę medžių fermą, ir kaip daugiau ir nieko, tai va, turiu jetpacką, kuris dabar yra nusėdęs, bet tai nieko tokio, ir šiaip daugiau paskui darysimės ten visokių redstone, ten visokių energy ir panašiai, tai va, jo, ir daugelis klaus, kaip patekti į serverį, tai į serverį reikia patekti sumokėjus 2 litus, arba būnant youtuberiu, ir turint 60 prenumeratorių, subscriberių. Tai vat, kažkas čia darosi man, ir mane muša? Ja, mane muša. Tai vat, ir iš tikrųjų šis video toks kaip informacinis, aprodžiau serverį, aprodžiau šiaip viską, ką pasidariau, pasakiau truputį informacijos ir viskas. Ir, ir ta prasme, kiti klausia, kodėl nėra video taip reguliariai, kaip aš sakiau, kas 2-3 dienas. Todėl, kad dabar yra vasara ir tiesiog aš manau, kad vasarą jūs daugelis atostogaujate ir ten nenusteikę žiūrėti mano video, tai manau, video kelsiu, bet ne taip dažnai, kelsiu kas savaitę arba kas 3 dienas, bet video tikrai bus, tad nenusiminkit ir likit su manimi, tai va, nepamirškite ant šito video paspausti like, paspausti subscribe mygtuką, pasidalinti mano kanalu su draugais, tai va, su jumis buvau aš, Airis Craft, ir iki.